Tai būsimos rungtynės su Aseko Prokom, kurios išskirtinės, kaip ruošitės? Galbūt keršyti už Lenkiją norisi, nes ir VTB lygoje svarbi pergalė būtų. Tai ir norisi ir keršyti Lenkijai, kas buvo. Tai manau, tai labai svarbu. Papildomos motyvacijos už tai, kad taip apmaudžiai tenais pralaimėta yra? Taip yra, kaip sakiau, norisi atsirevanšuoti. Dabar seka iš eilės kelios rungtynės namie, tai turbūt neblogi šansai kovoti dėl atkrintamų varžybų. Neblogi šansai, vis tiek namuose fanų palaikymas. Aš manau, jų susirinks kuo daugiau visų kiekvienas varžybas. Tai tikrai yra, tikrai mieliau žaisti. Sekė tokios dvejopos rungtynės Klaipėdoje, kažkokias išvadas, ko jų padarė? Klaipėdoje buvo tikrai nelengvos varžybos, bet ačiū Dievui viskas pasibaigė gerai mūsų naudai, tai labai padarėm išvadas, kad taip negalim žaisti. Jonai, kaip reikia žaisti, kad susiklostytų kitaip rungtynės negu Lenkija? Čia jau galbūt trenerio geriau paklausti. Jisai vis tiek strateguoja ir jisai duos nurodymus prieš varžybas, ką turim padaryti, kad nebūtų tokios varžybos, kaip buvo Lenkija. Jis geriau gal atsakys tą klausimą. Paskutiniu metu labiau tenka žaisti su Aleksandru Rašičium. Kaip sekasi palyginti jį ir Raisą, tau su juo žaisti? Jie šiek tiek skirtingi žaidėjai, nes Raisas yra toksai varikliukas, galbūt jisai reikia patempti labai, tai jisai galbūt tą darbą atlieka, o Rašičius yra toks ramesnis žaidėjas, labiau taktinis žaidėjas. Ir tiek pat su vienu galbūt sakyti, sekasi, manau, visai neblogai ir tai džiugu, kol gaunu pasų, tol gerai. Kuo pavojinga Aseko komanda? Visose pozicijose turim tikrai neblogą žaidėją. Tai mūsų vienas tautietis tenais, kuris žaidžia tikrai neblogai, tai manau, tikrai nebloga komanda.